Tai va, varykit plaukti baidarėmis. Baidarėmis yra plaukti aфиgeną. Ką tik grįžau iš baidarių žygio, o rytoj jau išskrendu į Ameriką. Dar yra milijonų dalykų reikia iki to pasidaryti. Bet problema ta, kad dar neturiu Amerikoje kur gyventi. Bet dar yra visa naktis. Geriau pirmiau kompą susitaisyti, negu daiktų susikrauti. Pradėkime taisyti. Tėti, ką daryti, jeigu vienas varžtas prasisuko? Kompo! Nieko nepadaryta, viskas. Gal pragręžti tiesiai į varžtą? Galėtų daiktai patys susikrausti. Bet jie taip nebūna. Svarbiausia yra pasiimti į Ameriką kamerą. Ir jos priedų. Tada reikia paprasto fotiko, tai va šitą imsiu. Ir jo priedų. Reikia eiti su visais atsisveikinti ir su Rube. Ate. Ate, Rube. Atik. Dabar einu pasakyti ate Rainiai. Ate. Pasakykit, kas nors, kurioje aš čia vietoj dabar esu. Viskas, ką tik nusileidau Švedijoje. Dabar reiks 18 valandų laukti iki kito skrydžio. Galvojau, kur čia miegot, bet ką tik pasigūglinau, kad galima nueiti į kažkokį Sky City. Pasirodo, ne vienas aš toks gudrus. Tai va, ką tik atsikėliau, ką tik pamiegojau, nežinau, porą valandų ir dabar jau laukiu lėktuvo, kuris bus už 6 valandų ir... maisto laikas. Nu ką, viskas, dabar laukia 10 valandų skrydis į Oklandą. Viskas, atskridom. Dabar belieka susirasti, kur gyventi. Tai ieškausi, kur gyventi ir nuėjau vienų studentų paklausiau, kur apsistoti manoma. Jie sako, ten nuvaryk, nuvariau ten. Į vieną vietą sako viskas, jau nebeliko kambarių. Sakau, kur artimiausias. Kitas viešbutis sako, va ten už kampų, nuvariau į tą. Ten irgi nėra. Tai nežinau, dabar varau į 3, bet jau temsta. Tai nežinau, kaip čia baigsis. Tada atradau 4 motelį ir sako, jo, yra kambarių laisvų. Sakau, gerai, o tai kokia kaina nakčiai, man čia reikia tiesiog pernakvoti porą valandų. 170 plus mokesčiai. Tai nusprendžiau McDonald'e praleisti naktį, bet McDonald'as užsidarė. Tai dabar kažkokiam parke prie universiteto kažkokio. Ne per jaukiausia, bet nieko. Dar 5 valandos ir važiuosim. San Franciske šalčiau nei Lietuvoje. Okay. Tai laukit kitų filmukų. Kaip awkward yra kalbėti su kamera.